jeigu taip pajuokaujant, popierius atlaiko viską. Tai planuoti gali užplanuoti tiek, kiek tu matai, kad va čia tų lūkesčių planus gali prirengti, kiek nori. Gauti sutikimą, prakasti tinklą, tai yra beveik misija neįmanoma. Pavyzdžiui, galima jo kariuomenės vado įsakymas yra labai daug nulėmęs mūsų plane. Turbūt skaičiai yra įspūdingi. Tai yra maždaug 6-7 gatvės ir tai yra dar be poėmio, kur išpirkimui sklypų reikės. Šios dienos tema turime teritorinius pokyčius ir specialiuosius planus. Ir aš matau, kad pašnekovai mūsų, manau, pristatyti net nereikia, bet Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. Sveiki. Ir architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius. Labai. Gyti, nežinau, pasiteirausiu, tiesiog tikriausiai kabinete prie sudėtingų schemų, prie visko sėdėti yra paprasčiau ir lengviau negu čia šioje kėdėje. Ar dažnai tenka taip pranešti, pasakyti, pasidalinti tą patirtimi viskuom? Ne, tai nėra mano darbo kasdienybė, tikrai nėra. O tokių pranešimų spaudai kartais pasitaiko. Kaip ir apie vieną planą, kurį pasitvirtinom, teko prieš kameras netgi žiniasklaidą komentuoti, tai buvo vėjo jėgainių planas. Mes su meru prieš filmavimą pasijuokėm, kad merui, aš net ir žinau, kai tenka susitikti, kad meras jis visada kiekviename ar interviu, ar filmavime jam viskas sklandu, viskas gerai. To ir linkiu vyrai, kad šiandien viskas būtų sklandu, viskas būtų smagu ir tą laisvumą pajustų visi žiūrovai, ar ne? Šiandien čia. Aš kaip savo rajono patriotas labai džiaugiuosi, kad mes turime delegacijų įvairiausių atvykstančių ir džiaugiasi Klaipėdos rajonu, jo plėtra, mokinasi iš jūsų kuriamų įvairiausių planų, iš to, kas vyksta čia. Ir klausimas būtų toks, kuo mūsų tas Klaipėdos rajonas, galbūt labiau Klaipėdos rajono teritorija yra išskirtinė? Tai pradžioje gal irgi pajuokausiu, kad turbūt mūsų išskirtinumas yra tai, kad Klaipėdos rajono centras yra Gargždai. Nes praktiškai, ar tai būtų Kauno rajono savivaldybė, tai jų centras yra Kaune, Vilniaus rajono Vilniuje, Šiaulių ir Panevėžio. Tai mes tuo pirmiausiai esame išskirtiniai. Ir turbūt, jeigu žiūrovai prisimena, jau keletą kartų buvo bandyta netgi pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės pavadinimą į Gargždų rajono savivaldybę, bet nepavyko. Bet čia pajuokavimai. Gargždų. Rajono žodžio nebereikėtų, jeigu taip darytumėm. Bet visi kažkaip linkia, kad priprasta yra, kad yra Klaipėdos rajono savivaldybė. O turbūt, jeigu jau kalbėti rimtai, tai esame išskirtiniai tuo, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje sparčiausiai Lietuvoje auga gyventojų skaičius. Procentaliai, aišku, Vilniaus mieste turbūt, jeigu paimtume gyventojų patį prieaugį aritmetinį, tai daugiau, bet procentaliai pas mus rajone gyventojų skaičius auga sparčiausiai ir per pastaruosius 6 metus gyventojų skaičius padidėjo nuo 54 tūkstančių iki 75 tūkstančių. Tai iš tikrųjų mes tuo džiaugiamės, bet jau grįžtant prie šios dienos temos, aišku, tai kelia ir iššūkių. Nes vis dėlto reikia pripažinti, kad praeitie galbūt, kadangi aš esu gimęs toj teritorijoje ir gyvenu ir šiandien visą gyvenimą gyvenu Triušeliuose, toj priemiestiniai teritorijoje, turbūt ir aš negalėjau fantazuoti ir įsivaizduoti, kad toj teritorijoje gali būti tokia plėtra, tokia urbanizacija. Ir šiandien, aišku, turim pripažinti, kad vis dėlto turbūt ta plėtra ir urbanizacija vyksta chaotiškai, kad būtų buvę gerai, kad jau prieš 15-20 metų ta plėtra būtų planuota, būtų priimti ir bendrėjai planai, ir specialiai planai, ir šiandien visi gyventume lengviau, bet jie taip nebuvo.
Gyti, jūs kaip vyriausiasis architektas, ta prasme, kuo yra išskirtinė, ar ne, apie urbanizaciją, apie tą tokią plėtrą didžiulę. Aš, jeigu neklystu, kažkur esu buvęs skaitęs, kad jeigu Klaipėdos rajonui viską pavykus jūsų užsibrėžtus tuos, tai Klaipėdos rajonas taptų ir visos Lietuvos tokių precedentų, ar ne, tarkim, ten dėl infrastruktūros tos pertvarkymo sutvarkymo. Tai ten gal yra priemiesčių planavimo politikos, reiškia, formavimas gal netgi, nes mes dabar šitą urbanistinį darbą atliekame išskirtinai, unikaliai visoje Lietuvoje. Tai čia vien tema. Bet ko mūsų rajonas yra išskirtinis, man tai, jie visi rajonai yra kažkom išskirtiniai, visi saviti. Mums yra stiprybių, mes turim daug stiprybių greičiausiai šitam rajone, tai visi inžinieringai, tarkim, mūsų visos magistralės praeina pro mūsų rajoną. Kas, žiūrės tą tinklalaidę, gal žinos, kad Klaipėdos rajonas yra prie Baltijos jūros, prie Kuršių marių. Mes tokius resursus turime, mums prateka Minijos upė, mes turim senslinius, mes gamtinius tokius resursus turime. Aiškus, ir turint šitus išteklius, traukia žmonės į šitą teritoriją. Lokacija, vieta lemia labai daug dalykų. Meras užsiminė apie urbanizaciją, ar ne? Ir tenka šiai dienai išgirsti pačių įvairiausių tokių, kad kodėl niekas nestabdė, kodėl niekas nedarė, kodėl nebuvo ten leidimai kažkur, kažkas ten sustabdomi. Ir ta chaotiška plėtra. Ką galite pasakyti taip manantiems, kad kodėl nebuvo, tarkim, tai stabdoma? Ar čia yra tiesos tame, ar iš vis buvo tokių galimybių stabdyti, tarkim, tokią plėtrą? Tai turbūt iki šiol atvirkščiai daugiausia buvo kalbos apie tai, kodėl neleidžiama sparčiau, kodėl vienoje ar kitoje vietoje neleidžiama, nes mes pakankamai jau turbūt 3 ar 4 metai turim savo teritoriją ir tą priemiestinę teritoriją suskirstę į prioritetinės zonas. Ir pirmo prioriteto teritorijoje yra mažesnis infrastruktūros mokestis, tai jau šiek tiek anksčiau mes pradėjom skatinti, kad žmonės rinktųsi vietą, kur yra išvystyta tiek inžinerinė, tiek socialinė ar kultūros infrastruktūra. Bet iš principo kol kas iš tiesų daugiau buvo kalbama apie tai, kad daugiau leisti, daugiau statybų ir vystytojų ir taip toliau. Ir tik pastaruoju metu jau ir patys gyventojai, pirmiausia, aišku, galbūt gyventojai, susidurdami su transporto kamščiais, su nepakankamo lietaus tinklo išvystymu pradėjo kalbėti apie tai, kad yra pasekmės. Tai ir žinoma, ir nėra jau, mes ką tik patvirtinom 3 teritorijų planavimo dokumentus, bet jų rengimas užtrunka tikrai ne metus ir daugelį atvejų ne 2. Tai apie tai, kad reikia baigti tą chaotišką urbanizaciją, mes turbūt kalbam nuo praeitos kadencijos pradžios. Tai tikrai nėra taip, kad mes šiandien pradėjom tik apie tai kalbėti. Bet žinoma, tai nėra tokie lengvi procesai. Aš manau, kad šiandien dar prie to grįšim, bet turbūt nėra taip lengva apsispręsti. Nėra taip lengva, nes interesai yra įvairūs. Gyventojai taip, jie nori, kadangi išsikėlė kaimišką teritoriją, jie nori ramios aplinkos, kad kaimynai būtų kuo toliau. Tuo tarpu žemės savininkai nori gauti didesnį pelną, nori mažesnių sklypų, nori greičiau išvystyti, parduoti. Taip pat toks pat interesas yra ir vystytojų. Jiem yra tikslas kuo greičiau gauti grąžą, pastatyti, kuo įmanoma pigiau ir nesvarbu, ar ten yra lietaus tinklai, ar yra normalus gatvės tinklas. Tai yra tikrai labai daug interesų ir mums kaip savivaldybė tikrai nėra taip lengva tos interesus suderinti. Kad visi liktų patenkinti. Tikrai taip. Tai ir šiandien planas, jisai, palieka patenkintus visais greičiausia, tik tai kritinė masė kuriasi ten, kur daugiausia žmonių naujakurių atsikuria. Tai tie planai ir veiks jų plėtros reguliavimui šitoj vietoj. O ta laisvė tiek įstatymiškai, tiek bendruoju planu yra pakankamai didelė rajone. Tai šitoj vietoj tyrimais ir bandome pagrįsti tokios plėtros, efektyvumą, neefektyvumą
ir jos valdymą. Tai pabiškutį žingsnis po žingsnis su unikaliom priemonėm bandome tą temą stipriau paimti. Ir gal aišku tik irgi, nors gal ir vėliau būtų galima tą skaičių paminėti, bet žinoma, mes visai nesnai pasiskaičiavom, rengdami urbanistinę studiją, kad toj priemestiniai teritorijai pagal mūsų bendrai planą, ten, kur leidžiama gyvenamųjų namų statyba, ir jeigu visa ta teritorija būtų užstatyta, tai toj teritorijoje galėtų gyventi 400 000 gyventojų. Tai turbūt žinodami Lietuvos demografinę politiką ir... Didžiulis miestas. Taip, didžiulis miestas. Tai turbūt mes turim suprasti, kad to niekada nebus. Čia net ne tik Lietuvos mastu, bet ir Europos valstybių mastu tai galėtų būti didžiulis. O jeigu niekada to nebus, reiškia išsibarstymas urbanizacijos, tai labai brangiai kainuoja. Nes visi žmonės nori, kad būtų kelias, kad būtų mokykla šalia, kad būtų gydymo įstaiga. Viešasis transportas. Tai ir, žinoma, tai yra milžiniškos lėšos. Tai ir mes kaip savivaldybė esam labai suinteresuoti, vadinamą tą glaudinimą, kad dabar... Plius turime ir Klaipėdos miesto perspektyvinius planus, matome juos. Jie irgi tą plėtrą yra nusimatę. Tai šitą mes turim pasverti, kiek yra į perspektyvą žiūrint, kaip šita plėtra galėtų būti valdoma. Suvaldymo žodis čia būtų per sudėtingas, bet valdoma, labai aiškiai komunikuojant visuomeniai, ką mes darysim ateinančius dešimtmečius. Tai va šitoje vietoje tie planai mums ir reikalingi. Ir tos urbanizacijos reguliavimas yra sunkus sprendimai, bet jie bus reikalingi. Būtent apie Sendvario seniūniją, ar ne? Tarkim, tai galbūt ir buvo tie daugiau klausimas liečiantis Sendvario seniūnijos, ten tas staigia didžiulė plėtra, kad prieš 10 metų Sendvario seniūnijoje gyveno 7 000 gyventojų, kažkas tokio, ar ne? Ir šiandien 21 000 gyventojų, registruotų gyventojų, ir pas mane pasižymėjęs aš tokius skaičius, ir apie planus, Gyti, užsiminėt, ar savivaldybei lengva planuoti dešimtmečių į priekį? Jeigu taip pajuokaujant, popierius atlaiko viską. Tai planuoti gali užplanuoti tiek, kiek tu matai, kad va čia tų lūkesčių planus gali prirengti, kiek nori. O va, realiai jūs pasakėte terminą ir skaičių, ne? Tai jau va, yra pamatuojami dalykai, kiek realiai kažko gali įvykti tam tikroje teritorijoje per tam tikrą laiką. Tai šitoje vietoje to planų rengimas... Dėl lengvumo galiu pasakyti, nėra taip, kad popierius atlaiko viską, nes visus tos planus turim derinti su gyventojais. Ir tikrai buvo labai daug susitikimų, labai daug pristatymų. Ir turim diskutuoti su gyventojais. Ir kaip aš ir sakiau, interesai yra labai skirtingi. Tai, kad labai lengva ir popierius viską atlaiko, turbūt ne. O ar lengva numatyti tą ateitį ir suplanuoti tą perspektyvą, tai čia jau... Bet aš norėjau jums šito pasakyti, kad 2011 metų bendrasis planas, čia seniai jau, ne, jisai startavo pirmasis 2005-2007, ten priimtas sprendimas keisti ir atitinkamai 2011 pakeistas. Tai 6 000 prašymų gyventojų. Tai yra milžiniškas lūkesčių planas. Taip. Na ir jis gimė planu tokiu, kad visam rajone yra plėtra maksimali. Galima vardinti tikrus žodžius. Maksimali plėtra numatyta. Tai tą, kaip sakytam, popierio nėra sunku nupiešti, o suvaldyti. Tai va dabar ir dirbame nuo tų metų, kiek įmanoma žiūrėti, koncentruoti, žiūrėti, kur reikėtų tos reguliacijos šitos plėtros. Mere, jūs sureagavote į skaičius, kurios, kaip pasakiau, prieš 10 metų 7 000, dabar 21 000 ir va, tos reguliacijos įvairiausios. Ar realu buvo pasiruošti tokiam gyventojų sprogimui? Nežinau, žinokit, tikrai sunku pasakyti, nes tai turėjo būti daroma labai senai, kai buvo pradėta vykdyti žemės reforma, žemės grąžinimas. Nes šiandien esam tokiai situacijai, kad žemės sklypai yra iki kelkraščių, iki melioracijos griovių kraštų.
Ir dabar mums bet kokį, darant plėtrą, tuos ankstesnius kelius paverčiant gatvėmis, ant C kategorijos, kur gatvės plotis atitinkamas su šaligatvius apšvietimo, nėra tiesiog vietos ir mums Didžiuliai iššūkiai. Tikrai didžiuliai iššūkiai, reikia paminėti labai daug žemės, tai brangiai kainuoja, labai ilgi procesai. Ir tai ne tik planai, bet tai ir didžiuliai. Ir šitą vietoj, ar galėjo planuoti, jau turbūt labai daug turėjo būti fantazijos, nes aš kadangi tikrai esu tos vietovės gyventojas ir prisimenu, kai žemės reforma vyko, tai ten buvo Tauragio daržininkystės tarybinis ūkis ir visi viršininkai norėjo žemę atsimti ten, kur derlingiausia žemė, o kur prašiausia žemė, ten danės pakrūmės atiteko tiem, kurie jau, kaip sakant, mažiau. Bet po to apsivertė gyvenimas ir turbūt sakyti, kad prieš 20 metų ar anksčiau kažkas galėjo įsivaizduoti, tai turbūt ne, bet kad galbūt prieš 10 metų jau politikai galėjo suprasti ir matydami, kiek yra išduodama statybos leidimų, kiek detaliųjų planų ir žemėtvarkinių planų, jau kad galėjo pradėti anksčiau, dar ir iki mano kadencijos, aišku, Gytis seniau yra, aš tarybos narys taip pat pakankamai senai ir mes esam ir diskutavę apie tai, bet turbūt pritrūko politinės valios, nes bet koks ribojimas. Pirmajam bendrajam plane mūsų buvo labai daug numatyta žaliųjų teritorijų, miškų sodinimo ir taip toliau. Bet žemės savininkai tikrai sukilo, tai dabar jūs kaip čia mano sklype mišką planuojat ir teko tikrai koreguoti bendrai planą, keisti. Tai va tai įmanoma buvo, turbūt pritrūko politinės valios, pritrūko fantazijos. Ir šiandien reikia pripažinti, kad esam tikrai nepavydėtinoj situacijų dėl to, kad tai jau dabar labai brangiai kainuoja ir tuos interesus suderinti yra dar sunkiau negu būtų buvę prieš 15 metų. Patvirtinti net 3 specialūs planai - lietaus tinklai, vėjo ir saulės jėgainių bei sentvarių infrastruktūros. Kam jų reikėjo, Gyti? Na, tai specialieji planai ir yra specialieji planai, jie reguliuoja tam tikrą sritį. Tai jie dažniausiai, anksčiau buvo platesniam kontekste rengiami, dabar jie yra rengiami inžineriškai vystomiems klausimams spręsti. Tai vandentikis, nuotekos, elektra, keliai, gatvės, tai būtent tokie specialieji planai. Šitus išvardintus 3 planus, vieną mes turime jau galiojantį, tai yra Sendvario, būtent ten daug išvardinta yra kaimų teritorijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas. Mes jį keitėme ir pakankamai ilgai užtrukome iš tikrųjų. Tai yra sunkus dokumentas, ne dėl to, kad jis sunku panešti, bet jisai sunkus dėl savo sprendimų ir dėl įsipareigojimų savivaldybės, nes mes juo planuojam konkrečius kelius, konkretų pojami. Šitas žodis dabar galvoju, bus reikalingas kitaip paversti išpirkimą iš privačių žemės sklypų savininkų, kad mes galėtumėm užtikrinti rišlų gatvių tinklą, koridorių suformuoti atitinkamus. Tai šitas dokumentas 3 metus užtruko rengti ir teko daug iššūkių turėti ir tiek su savininkais žemės sklypų, tiek planuotojais, tiek institucijomis, bet jį pasitvirtinam. Ir galbūt apie kiekvieną planą tą paminėtą po truputėlį. Lietaus nuotekų tinklas, kur buvo problema? Kaip šis planas tą problemą spręs ir kiek tai lies gyventojus? Kiek gyventojai galbūt turės įsipareigoti tame, ar ne? Tai planas turbūt pats, kaip planas, jisai nieko nespręs. Bet turbūt irgi gyvenimas padiktavo, kad jeigu turbūt paimsim pastarosius 10 metų, supratom, kad klimato kaita nėra vien toks šiaip žodis, nes ekstremalūs reiškiniai, liūtis kartojasi vis dažniau ir dažniau
Ir jeigu pernais kaip ir rimto potvynio neturėjom, tai užpernai turbūt prisimenam ir aš buvau vos ne eterio žvaigždė per Lietuvos televizijas, teko komentuoti situaciją Minijos upėje ties Priekulė, Danės upėje, nes tikrai turėjom viršytus visus potvynių rekordus. O tuo pačiu ir mūsų urbanizuotų teritorijų užliejimus, nes kai upių baseinuose pakyla vanduo, pakyla gruntinis vanduo visoje teritorijoje, nes pagrindiniai surinkėjai lietaus vandens tai yra mūsų upės didžiosios, aišku, Minija, Danė, Nemunas, aišku, ne mūsų teritorijoje, bet vis tiek yra dalis baseino ir mažosios upės. Ir galiausiai tie vadinami sureguliuoti upeliai arba melioracijos grioviai. Tai kai pagrindiniuose sukyla visur ir vanduo nebenuteka. Ir tikrai prasidėdavo gyventojų skambučiai ir rašymas, skundai apie tai, kad yra užliejami kiemai, užliejami rūsiai. Ir mes supratom, kad, aišku, turbūt ir anksčiau supratom, kad tai yra didžiulė problema, nes ta chaotiška urbanizacija irgi privedė prie to, kad, nes ten visur buvo dirbami laukai, žemės ūkio paskirties laukai, kur lietaus vandenį reguliavo melioracinė sistema. Bet melioracinė sistema jinai yra dirbamiem laukam. Pievom, ariamiem laukam, kur yra žymiai didesnis sugeriamumas vandens. Ir ten nuo tokios teritorijos žymiai mažiau vandens nubėga į upių baseinus ar į griovius. Kai teritorija urbanizuojama, atsiranda daug kelių, daug stogų, daug trinkelių ir didžiuliai norai turėti kuo daugiau tų trinkelių. Tas vanduo momentiniu. Ir tai tapo tikrai didelė problema ir pati pradžia yra pasirengti specialų laivų planą, kad bent mes jau turėtume supratimą, kurioje konkrečiai teritorijoje, į kurį baseiną turėtų tas vanduo nubėgti. Tai šituo specialiuoju planu mes tikrai labai nedaug tokių konkrečių jau inžinerinių tinklų sprendžiam, nes reikia suprasti, kad ypatingai ten, kur teritorija yra užstatytos, mes jau net galimybės neturim, visur yra privatus sklypai. Gauti sutikimą, pravesti, prakasti tinklą, tai yra beveik misija neįmanoma. Ir kainos prasme, taip, mes kur planuojam savo kelius, tai mes tiesiam tinklus, dalinai mes leisim pasijungti, bet tikrai tai nebus masiniai dalykai ir mes jau turim kalbėti kompleksiškai, visi galvoti apie tai, kaip suvaldyti lietaus vandenį ir jau šiuo atveju yra kompleksiniai sprendiniai, tai yra bus reikalavimai įrengti ir kompensacinius rezervuarus, kad laikinai vanduo būtų surenkamas ir po pasibaigus liūtim laikinai išleidžiama. Tikrai tarėmės ir galvosim, kad ir ta žalinimo indeksas būtų didesnis, kad vis dėlto netrinkelis, galbūt okorėta danga, kad sklypai būtų didesni. Tai šitas lietaus spec planas apie tai ir kalba, bet jis tikrai dar nėra tai, kad mes jau galim paskaičiuoti, kiek kainuos įrengti tos tinklus, nes aš kaip ir minėjau, daugelį atvejų bus neįmanoma ir tai investicijos yra milžiniškos. Tai ir mes iš tiesų ir norim, ir tokią laidą gyventojus informuoti ir truputį juos kažkaip pasakyti, kad dėja nebus taip, kad įvykus ekstremaliam atvejam neužlies kiemų, neužlies tvorų, nepaskandins rūsių, nes turbūt vis tiek, kai žiūrim ir matom, kad netgi tokiose šalyse kaip Vokietija, Olandija ar Danija tikrai ir nuplaunami, ir užliejami miestai, ir šito išvengti nepavyks. Bet į ateitį bent jau negilinti tos problemos, tai jau kalbant apie naują urbanizaciją, kad vis dėlto taikyti tas papildomas priemonės, kurias aš minėjau, ir kompensaciniai rezervuarai, ir žalinimas, ir žinoma, mes taip pat prieš keletą savaičių buvom aplinkos ministerijoje su ministru susitikę, kalbame apie tai, kad mums leistų labiau prižiūrėti tos melioracinius griovius, nes dabar aplinkosauginiai reikalavimai yra tokie, kad ten tik bebrai gyvena, daro užtvankas ir tos teritorijos dar ir dėl to skęsta. Tai mes tikrai
Ir mes labai prašom, kad aplinkos ministerija padarytų studiją ir rekomendacijas visai Lietuvai, nes reikia suprasti, kad mes esam pačioj, kad visas vanduo ir iš Vilniaus, iš Kauno per Nemuną ir kitas upės atbėga pas mus ir Lietuva skandina Klaipėdos vakarų regioną savo lietum. Tai jeigu mes tik vieni apie tai galvosim, tai nieko nebus. Tai nepavyksta prisibelsti, vis kalba apie tai, kad taip, nes čia be mokslininkų rekomendacijų bus. Bet grįžtant prie mūsų spec plano, tai vis tik yra kažkokios gairės, kur mes turėsime... Tam tikras žaidimo taisyklės visiems rajono gyventojams, nes tiek savivaldybei, tiek ir sklypų savininkams, kurie planuos kažką tai veikti savo sklypuose. Mes turim strategiją iki 10-mečio tam tikras atkarpas įsirengti lietaus, o vystytojai arba statytojai, kaip ir savivaldybė ta pati statytoja, irgi turės dirbti su žalumo indeksais, skaičiuoti, kaip tą vandenį susigerti. Vėjo ir saulės jėgainių planas. Kaip vyrai, kokia problema bus sprendžiama būtent šiuo planu? Kas keisis vystytojams, kas keisis gyventojams? Žaidimo taisyklės, labai aiškiai žaidimo taisyklės, kaip ir kiekvienas planas, tiek lietus, tiek vėjas, saulė, tiek infrastruktūriniai, jie turi savo aiškius sprendinius. Tai tie sprendiniai yra išreikšti grafiškai, reiškia, ant plano matome teritorijas, kuriuose gali būti saulės parkų sklaida ir kurioje gali būti vėjo jėgainių sklaida arba miksas vėjas ir saulė kartu tos teritorijos. Tai šitoje vietoje visuomeniai, investuotojams, visiems aišku, kur savivaldybė nustatė teritorijas, kuriuose gali būti plėtojama šita energetika, energetikos infrastruktūra. Tai irgi dokumentas buvo pakankamai aktualus. Taryba buvo jau seniai priėmusi sprendimą, kad tokio plano reikia. Lietuvoje, žinant tą žalę politiką, ar kaip jin vadintųsi, atsinaujinančių, kad tikrai atvertos visos galimybės. Čia mes irgi turėjom tokių priekaištų iš vystytojų, kodėl mes čia rengiam, kodėl čia to reikia. Mes vykdėm tarybos priimtą sprendimą, kad reikia pasirengti ir natūraliai mes norėjom, kad žinotumėm, kur tos teritorijos yra, o ne šiaip atsitiktinę tvarką, bandyti spėlioti, atliekant pūvą, dar kažką tai, kad spėlioti, va šitoj vietoj galima ir ginčyti su gyventojais. Ne, mes paėmėm visą rajoną, sudėliojame visus apribojimus, kokie galimi yra gamtiniai, infrastruktūriniai įsakymai, kas, pavyzdžiui, galima jo kariuomenės vado įsakymas yra labai daug nulėmęs mūsų plane. Reiškia, didžiulė teritorija, kokie 2/3 Klaipėdos rajono teritorijos, vėjo jėgainių plėtra negalima. Ir galima tik tai šiaurės rytų rajono teritorijos dalyje. Veiviržėnų gal galiukas, Andrijavas, Kvietinių, Dauparų seniūnija. Tai va šitose teritorijose vėjo jėgainių plėtra yra galima, bet vėlgi su visom sąlygom, kas įstatymais yra apibrėžima, matuoti, vertinti poveikį, atstumus, visą kitą. Sendvario specialusis planas. Kokia, vėl tas pats klausimas, kokia problema bus sprendžiama ir kaip tai, kokie pokyčiai laukia gyventojų, būtent pasitvirtinus šitą planą? Turbūt, kai taip stichiškai yra vystoma teritorija, urbanizuojama teritorija, neišvengiamai susidurima turbūt su tuo, kas ir dabar nutiko. Tai yra transporto kamščiai, tai yra nepakankama kelių infrastruktūra. Tai yra nepakankama centralizuotas nuotekų sutvarkymas ir centralizuotas vandentikis. Ir šituo specialiuoju inžinerinės infrastruktūros planu bent jau taip pat nubrėžiama berods 20 metų perspektyva, yra planas 10 metų, po to dar 10 metų. 10 plus 10 laikotarpyje. Ir aišku, turbūt vėl reikia pripažinti, ką mes ir kalbėjom, tas dokumentas yra šiek tiek pavėluotas, nes patvirtinus, arba jau kada buvo suvedami skaičiai, pamatėm tam, kad tą planą įgyvendinti vien privačių sklypų reikės išpirkti 81 hektarą.
Tai yra tikrai didžiulis skaičius tam, kad suformuoti koridorius. Tai yra vien tik tam, kad suformuoti koridorius ir šiom dienom kainų vertinimą, kadangi mes išperkam pagal rinkos vertę tos sklypus, tai turbūt šių dienų kainom tai būtų keletą šimtų milijonų turbūt. Tikrai milžiniška suma. Didžiulė suma. Tu reikėtų hektarus paversti arus, aro kainą išsivesti, padauginti iš to ir gautumėm didelį skaičių. Kadangi mes jau tokias procedūras atliekam, kai kuriuose mūsų keliuose mes jau žinom, kad tikrai kainos yra pakankamai didelės ir kas yra dar blogiau, kad tai yra labai ilgos procedūros. Nuo sprendimo tiesti kelią iki rangos pirkimo. Tai yra maždaug 2-3 metai, kol atliekamas poėmis. Šituo planu, aišku, ta procedūra šiek tiek palengvės ir pagreitės, bet iš tiesų poreikis pagal tą planą įgyvendinti tuos sprendinius finansinis yra milžiniškas. Ir dėl to mes jau, aišku, nelaukdami, kažkaip neskaičiuodami, bet jau suprasdami, kad, ir tikėdamėsi, kad taryba pritars tam specialiajam planui, padarėm keletą papildomų žingsnių. Atlikom transporto srautų studiją, po to rengėm investicinį planą ir labai tikimės, kad neužilgo išeisim į vadinamą viešosios privačios partnerystės projektą, kur skaičiuojam, kad maždaug investuosim 17 milijonų eurų kai kurių kelių iš šito patvirtinto specplano įgyvendinimo, kurie manom, kad padarys didžiausią įtaką valdant srautus. Bet turbūt skaičiai yra įspūdingi. Tai yra maždaug 6-7 gatvės ir tai yra dar be poėmio, kur išpirkimo į sklypų reikės. Tai tik iš tiesų finansinė našta, negalim turbūt vadinti tai našta, bet poreikis yra milžiniškas ir kartais iš tikrųjų gyventojų atrodo, ką čia. Bet tai yra ir labai ilgas procesas, ir tai yra tikrai labai brangus procesas. O kartu su keliais tam plane yra planuojama ir centralizuotų nuotekų tinklų, ir vandentiekio tinklų plėtra, nes turbūt labai logiška, kad tiesiant kelią tam pačiam koridoriuje būtų klojami ir keliai. Bet vėlgi, jeigu kalbam apie kelius, tai kalbant apie nuotekų tinklus ir vandentiekio tinklus, tai yra dar, iš principo, kaip kilometras, taip milijonas. Tai mes labai turim tikrai prognozuoti, nedalinti nepagristų lūkesčių, nes dėja to šulinio, iš kur galima būtų pasisemti pinigų, nėra, bet mes suprantam ir tą būtinybę. Taip, turim prisimti tam tikrą kaltę dėl tos tokios stichiškos urbanizacijos dalinai, bet kaltę už kažkada buvusi laikotarpį, bet neužtenka kaltę prisimti, bet reikia bent jau tiek, kiek įmanoma tas problemas bandyti spręsti. Smagu. Bet aš gal dar tik tą vaizdžią, jeigu žmonėms įsivaizduojant, ką mes šito planu pagrindė paimam, tai paimam B ir C kategorijos gatves. Tos pagrindinės, vadinkim, gatvės. Tai šito planu per tos laikotarpius, kuriuos mes minime, jos savivaldybė bandys ir įgyvendinti. Ir išskirtinai tik tai yra keletas D kategorijų gatvių, kurios padaro srautą. Tam tikrose teritorijose sužiedina, tarkim, eina pravažiuoti. Tai kad įsivaizduoti, tokį pačių smulkiausių kapiliarų mes šitame etape nedarome, jie yra daromi privačiomis ir kitomis iniciatyvomis, tai pagrindė mes fokusuojamės į arterijas. Ir dar, kad suprasti tą situacijos sudėtingumą, ypatingai apie kelius, bet tas pats ir su inžinerinė infrastruktūra, nes mūsų administratorius tiek centralizuotų nuotekų, tiek geriamo vandens, tai yra akcinė bendrovė
Klaipėdos vanduo, kur yra mūsų bendra įmonė Klaipėdos miestų ir rajono, tai iš principo visi tinklai yra su miestu susiję, bet ir apie kelius. Tai ir šiuo atveju tai yra vis tik pagrindinė problema yra jungti su Klaipėda, nes šiai dienai vis tiek judėjimas yra į miestą ir iš miesto. Mes darom viską, kad to judėjimo būtų mažiau, statom mokyklas, darželius, tikrai kalbam su verslu dėl darbo vietų steigimo ir turbūt tikrai tikimės, kad per artimiausią keletą metų pakankamai daug investicijų bus ir sukurta bus darbo vietų, bet vis dėlto istoriškai neišvengiamai žmonės judės į miestą ir iš miesto ir į kultūrinių renginių ir tai yra natūralu ir tai yra gerai. Daugelis gyventojų, paprastas gyventojas, jis mato tą pokytį rajone, ištiestas asfaltas, paklotas asfaltas, padaryta gatvė, bet ar sutinkate, kad visi šitie pokyčiai nėra įmanomi nesirengiant įvairiausiamis strategijomis, planais, visko mes apie tai kalbėjome ir galbūt prašymas būtų rajono gyventojui, žmogui, kuris domisi, kad tie pokyčiai tikrai yra vykdomi, ar ne, ir jie yra daromi, ir stebima, žiūrima, kad ne vien tik tas, kad neatsirado būtent dabar tas asfaltas, bet tie pokyčiai vyksta. Tai aš labai tikiuosi, kad gal tikrai mes tam tikrą laiką per mažai komunikavom, per mažai kalbėjom, per mažai viešinom, bet pastaruoju metu aš manau, kad tikrai vyksta pakankamai daug susitikimų su gyventojais ir matom, kad gyventojai mato, supranta ir vertina. Žinoma, kaip visada, ne visi tos pokyčius, kurie vyksta. Bet aš kaip minėjau, yra tikrai su viešuoju sektorium problema tai, kad bet kuriam projektam reikia labai daug laiko. Ir tai nuo mūsų nepriklauso. Mes iš tikrųjų visai Lietuvai girėmės, pas mus atvažiuoja mokintis projektinių valdymo. Mes visus svarbiausius darbus esam sudėję į projektus ir tuo džiaugiamės, didžiuojamės, nes mums pakankamai greitai vis dėlto dauguma darbų pavyksta padaryti, bet nutinka bėdos, nuperkam, nes yra viešieji pirkimai, nuperkam blogą projektuotoją, bankrutuoja rangovas, tai tikrai procedūros yra visiškai, bet aš galvoju, kad jau tikrai turim kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Tai tikrai pastatyta mokykla, pastatytas darželis, statomas dar vienas darželis, prasidėjo arba tuoj prasidės Agilos gatvės, Šilelio Jurgaičių gatvės rekonstrukcijos, jau turbūt ant dienų bus baigta Stonės Vėtrungės gatvės asfaltavimas. Aišku, bėda dar, kad pas mus toj teritorijoje pagrindinės gatvės yra valstybiniai keliai. Tai yra ir ta pati Ežero Rasytės gatvės, Dangaus gatvė, Smeltaitės gatvė, pagrindinės arterijos. Bet mes suprasdami, kad kitos išeities nėra, mes periminėjom tuos kelius, tas gatves. Aišku, labai smagu, kad šalia Ežero Rasytės gatvės kovo mėnesį prasidės tikrai didelis darbas ir bus nutiestas dviračių pėsčiųjų takas ir padarytas apšvietimas nuo Rėmižiduko iki pat Taradailių. Tai yra 8 milijonai investicija ir 2 milijonai savivaldybės biudžeto. Tai mes tikrai suprantam tą poreikį ir aš kaip minėjau, ir artimiausių metų planuojam startuoti su tuo PP projektų keliu, tai perkam sklypą naujai mokyklai, tai tikrai darom labai daug. Norėtųsi galbūt ir dar daugiau, bet vėlgi biudžetas mus labai riboja. Taip, mūsų biudžetas yra šiais metais tikrai 180 milijonų, bet beveik 50% švietimui nueina. Tada socialinė apsauga, kultūra. Tai investavimą mes kiekvienais metais turim nuo 30-40 milijonų visam rajonui. Tai ir tikrai nėra taip paprasta, bet mes suprantam tos dalies tą lūkestį ir stengiamės jį atliepti. Gyti, ar pavyks tos visus pokyčius įgyvendinti? Tas strategijas kūrė ne kažkoks atėjęs ateivis čia. Mes kūrėme tas strategijas, aš turiu minėti, mes tai bendraja prasme, kad ir politikai, ir gyventojai,
ir specialistai. Visi vienoje vietoje esame. Tiek buvo 11 metais vienokios strategijos, vizijos, gyventojų priminiau 6000 pasiūlymų, visi tokiais lūkesčiais gyvename. Dabar esam laikotarpį, kada galim ir darome tyrimą, bandome, matuojame, žiūrime galimybės, žiūrime, kas yra įvykę, kur reikėtų tobulinti, gerinti, pritaikyti geresniam gyvenimo sąlygom. Tai esam laikotarpį, kada galim vėl tie patys žmonės priimti sprendimus, kad reguliuoti savo plėtrą šitom strategijom, kurios mes įvardinom. Vieni kiti planavimo dokumentai ir yra strateginiai dokumentai. Nuoširdžiai tikiuosi, kad gyventojams pasidarė kur kas aiškiau, bent jau truputėlį daugiau tos informacijos gavote tiesiogiai ir iš mero, ir iš vyriausiojo architekto lūpų šiandieną. Tad smagu, kad domitės, žiūrite Klaipėdos rajono gyvenimą ir atsisveikinam. Dėkui. Iki kitų tinklalaidžių, ar ne? Dėkui, tikiuosi buvo naudinga. Ne, dar kartelį. Ačiū Jums.